Taigi sveiki visi mano mėlėjai sekėjai, sveiki susirinkę į mano video vlogą. Tai šiandien pamatysite Anglijos haulą ir kągi aš esu čia apsipirkusi iš šitų stebuklingų maišelių. Tai iš tikrųjų galvojau, jog neturėsiu net ką parodyti, nes kol kroviausi siuntą išsiuntimui, tai buvo tikrai labai nedaug rūbų, bet paskui viskas sudėjus po biškį su visom maikėm, su visokiais dalykėliais, pamačiau, kad tikrai normaliai čia tų rūbų, tai manau jums patiks. Ir nepamirškite manęs pasiekti Instagram'e ir TikTok'e. Ir ką, keliaujame prie mano holo. Tai pirmą pradėkime nuo šito gražaus rožinio maišelio. Šitus padėkime truputėlį žemiau. Taip, tai čia turime, dabar parodysiu rūbus iš TK Maxx'o, kur minėjau, kad prisipirkau truputėlį tokių kaip ir firminių drabužių. Tai nusipirkau štai tokią paprastą tiesiog Adidas maikutę. Tai kai kuriuos šiaip rūbus įkelsiu, kaip atrodo ant manęs, kai kuriuos ne, nes nemanau, kad kiekviena maikė yra svarbi, kaip atrodo tiesiog. Tai va, štai tokia paprasta tiesiog Adidas maikutė. Toliau yra mano mėgstamiausias džemperis, kur labai džiaugiausi, jog jį atradau. Tai yra štai toks mėlynas Adidas džemperiukas. Tai buvau labai patenkinta, nes už jį mokėjau tik 25 svarus. Na, aišku, euras vis tiek daugiau, bet labai buvau apsidžiaugusi. Tai vienas iš mano mėgstamiausių. Taip, daugiau nusipirkau, užsisakiau, jau man iš to Sheino jau įstrigė. Tai nusipirkau, kur buvau rodžiusi praeitame video. Tai tiesiog sportinių liemenėlių. Tai Pumos liemenėlė. Tada Super Dry Sport. Tai šita yra labai patogi, kad ją kai užsidedi, tai tiesiog kaip maikutė. Tai dar nebuvau užsidėjusi, bet kaip matavausi, tai man labai patiko. Ir šitą jau nešiojau, patogi Adidas. Štai tokia. Ir iš nugaros turi štai tokia. Tai buvau jau keletą kartų užsidėjusi, tai visai patogiai. Taip, daugiau čia yra įsimaišiusios kelnės, bet aš vis tiek parodysiu. Tai šitas kelnis nėra iš TK Maxx'o, jis yra iš Adax parduotuvės. Tai tiesiog norėjau tokių raudonų kelnių. Buvo juodos, bet kažkaip pagalvojau, kad jau užteks man tų juodų. Ir su mano štai šiais galais, kur man patinka, tai jos tokios platesnės, su raikšteliais, su kišenytėm. Tai šiaip ta Adaxo parduotuvė man irgi labai patinka, nes buvau iš ten irgi nusipirkusi ir džinsų, ir džinsų praeitą kartą, kai buvau Anglijoje, ir džinsų, ir megztinį. Tai iš tikrųjų ir dabar buvau radusi labai gražių džinsų, bet tiesiog vieni arba tiesiog per maži, arba per didelį. Tai galėsiu įkelt kur nors nuotrauką, tikriausiai, kas sekate mane Instagram'e, tai matėte su tais džinsais nuotrauką. Tai gan gražiai atrodo tokios stilius man džinsai, bet tiesiog gal pati nesijutau labai kažkaip taip patogiai. Tai daugiau esu nusipirkusi Dakany kojinyčių, tai mėlynos, rožinės ir violetinės. Tai labai geros, panašiai taip pat kaip būtų Nike tiesiog. Ir paskutinis rūbas iš tos parduotuvės, tai yra pats mano mėgstamiausias, dėl kurio labiausiai džiaugiuosi. Tai yra štai tokia graži kodžikė. Aš biškį užsimėsiu, kad jūs matytumėt maždaug kaip atrodo. Nu, žodžiu. Yra tokia platesnė su dirželiu. Tai man iš tikrųjų labai patinka. Tai tikriausiai jau vietoj juodos nešiosiu šitą. Tai jo, va tokia. Dėl kurios labiausiai džiaugiausi. Ir aš už ją mokėjau,
35 svarus, tai eurais gal kažkur apie kem. Iš Keith Ludena firmos. London. Žodžiu, tokia firma. Bet man ta spalvytė yra kažkas nerealaus. Ir daugiau tiesiog paprasti dalykėliai. Tai užsisakiau tą. Ir vėl užsisakiau. Labai atsiprašau, man reiks priprasti, nes jau senai dariau haulą, kuris būtų ne iš interneto, o iš gyvų parduotuvų pirktas. Tai žodžiu, nusipirkau štai tokį planerį, kuris yra iki netgi 25 metams. Tai iš tikrųjų jis yra labai fainas. Irgi vat parašyta 24-25 metai. Tai iš tikrųjų, jis turi čia lipdukų. Nežinau, tikriausiai iš tolo matosi. Tai turi 2 lapus tokių lipdukų. Tuomet čia yra lipdukai, kur galiu planuotis viską. Tai nagai, tarkim, ar ten grožio salonai, lalala. Kad galiu pasirašyti. Ir daugiau dar turiu štai tokių lipdukų. Jeigu nesimatys, aš įkelsiu jums iš arčiau. Ir tada prasideda kiekvienas mėnesis su kažkokiu tai užrašu. Tai pavyzdžiui buvo Liepa Kindness is always beautiful. Ir vat, aš užsiklijuoju tuos burbuliukus, susirašau, čia pasižymiu, čia kas yra svarbu. Tai iš tikrųjų, o daugiau vat eina štai toks kalendorius ir tada jau va taip paprastai rašaisi. Tai iš tikrųjų aš jau čia neblogai esu ir man kas patinka, nes vat, tau kur reikia, tu gali atsiversti tuos vat, tuos kur tau reikia. Tai labai faina iš tikrųjų, nes čia yra iki 25 metų December. Let's have an adventure. Štai. Tai iš tikrųjų labai faina knyga. Gal ir daug čia prie jos užsistojau, bet labai norėjau parodyti, nes tikrai nebuvau dar pasiėmusi tokio planerio. Šiaip aš labai mėgstu ir aš turiu ne vieną. Bet dabar šitas pakeis viską ir dar tokios gražios spalvos. Tai žodžiu, jis kainavo 10 svarų. Tai va toks. Daugiau užsisakiau savo mėgstamiausių vazelinų. Tai tokia kavos buteliukė. Tai žodžiu, kokakoliniai, fantos. Tai čia ne visi dar yra, nes kiti tiesiog kur nors kitur ir spraitas. Tai labai man jie patinka, yra patys geriausi. Ir dar tokia faina dėžutė, sudėt kažką. Ir paskutinis dalykas, kurį iš Tikimakso nusipirkau ir man tikrai labai praverčia namuose. Tai yra štai tokia didelė gertuvė, kuri turi 3 viename žodžiu. Tai yra šiaudelis. Tuomet yra, gali žodžiu, ištraukti šiaudelį, uždengti ir gerti per čia. Tiesiog vat, yra gertuvė puodelis, tuomet gali pro čia gerti, pro šiaudelį ir va tokia faina. Bet ji yra šaldanti, tai ji išlaiko tik tai šalti. Ji jau karštam sezonui netiks. Bet aš ir rėmiau, kad vat vasarai, bet labai vat norėjau iš Tikimakso, nes jie vat tokia didelė, tokia kaip termosas tiesiog ir vat patogi gerti. Tai va, iš Tikimakso kol kas tiek. Taip, sekantį maišelį, kurį matote, tai bus iš Primarko viskas. Tai jo, čia daug iš tikrųjų šmutkelų. Jo, tai pradėkim nuo maikelių. Tiesiog paprastos, viskas išmersta. Paprasta juoda maikelė, kur matėte tikriausiai kas nors mano Instagrame arba tiesiog praeitame video. Tai buvau užsidėjusi tiesiog tokia vat paprasta juoda maikelė.
Toliau turime taip pat paprastą ant vienos šleikos maikelę. Aš jaučiu deduos. Šiaip nėra skirtumo, manau, bet aš deduos visą laiką į tą pusę. Tai tokia faina, tiesiog vienas svaras kainavo, tai sakau, kodėl nepasimti, dar buvo mano dydis. Taip, daugiau turime pižamėlę, štai tokia fainos medžiagėlės labai. S dydis. Tai tokie va šortukai. Ir maikutė, kuri yra kaip liemenukas, nes yra su 2 dalim, tai nežinau. Šiaip patogu iš tikrųjų ir man kas patinka, sakau, kad labai faina medžiagytė. Toliau turime štai tokią pižamą, kuri man netinka ir atsidurs mano Vintede. Tai yra štai tokie šortukai ir štai tokia vat bliuskelė kaip marškinėliai. Tokia faina, iš tikrųjų aš labai senai norėjau tokios pižamos ir Anglijoje šiaip yra jos labai populiarios, bet tiesiog man per siaura. Tai šiaip turiu tokių naujienų, kad vėl pradėjau kelti į savo Vintedą drabužėlius ir naujus ir kur aš nešiojau, panešiotus, tai iš tikrųjų galite užeiti, palieku jums pavadinimą, o šiaip viskas būna video aprašyme, tai ten galite susirasti, pasilaikinti, šiaip esu prikėlusi ir aukštakulnių, tai dar nematėte Sheino haulo, dar nefilmavau jums, bei išleisiu Sheino haulą, tai bus sukelta ir labai daug rūbų iš Sheino, tai pasilaikinkite ir užsukite pažiūrėti, gal jums kažkas tiks. Taip, toliau matysite maikelės po 3 svarus, tai prisėmiau tiesiog paprastų maikių, nes vis tiek, ten yra žymiai pigiau. Tokia maikutė, faina tokia zebrinė. Tokia maikelė su New Yorku. Ir dar tokia buvau pasiemusi. Tokia faina. Ta gal jau daugiau truputėlį kainavo. Šita tai tikrai daugiau kainavo, bet ji yra, aš matot pagal 2XS jo Nirvana. Žodžiu, aš pagalvojau, kadangi yra tokia didelė, tai galvojau, kad jinai ir tiks man, bet ji yra labai labai siaura, tai man kaip naktiniai tiesiog. Ir tada galėtų jau būti dar ilgesnė. Nes aš šiaip mėgstu tokias ilgas maikės, bet, jos turi būti truputėlį didesnės, kad ant ilgesnių šortukų, kai užsidėsi ir gražiai tavo atrodys. Taip, daugiau, kur matėte video praeitame, kad nusipirkau už tokią kostiumėlį, tai tiesiog irgi paprasti šortukai. Ir, šiaip čia nėra kostiumėlis, bet aš pati tokį pasidariau. Ir štai toks mėgstinukas su gumytėm. Toks fainas. Ir dar vienas, tai irgi buvau rodžiusi, bet tiesiog parodau prie to pačio. Tai Bullseye. Jo. Visą laiką norėjau tokio megztinio, nes mano tėtis kažkada turėjo ir aš buvau ištraukusi labai seną jo megztinį su tais Bullseyes ir nešiodavau. Tai labai įdomus faktas, nes kai aš nusipirkau šitą megztinį, Sauliui labai patiko ir jis iš manęs jį atėmė. Tai tada keliavau nusipirkti dar vieną. Tai tai Primarkas irgi baigės. O dar prieš tai, ką pamiršau paminėti, kad šitą bodį, kurį esu užsivilkusi, tai yra taip pat iš TK Maxxo. Tai jis yra Zaros firmos. Tai žodžiu, gale turi štai tokį iškirpimuką. Tai žodžiu, aš buvau pasiemusi dėl festivalio, kur galvau, kad varysiu į Granatas, bet žodžiu, gavosi, nebevariau. Ir šiaip jis man labai patinka,
Dėl to, kad nėra per matomas ir turi tiesiog dvigubo tokią medžiagą, bet šiaip jis yra labai gražus ir aš labai juo patenkinta. Taip, o daugiau keliaujame prie maišelio iš Sport Directo kartu su JD. Tai JD šiaip yra mano irgi nuo praeito karto mėgstamiausia parduotuvė, ten tiesiog, kas nežino, tai yra firminiai rūbai, Nike'as, Adidas, Puma ir panašiai. Tai jo. Tai pirmą paimkime gal iš Sport Directo, tai nusipirkau tokią Adidas maikutę, kuri yra mano mėgstamiausia, nes ji nėra ilga, yra tokia trumpoka ir plati į šonus. Tai aš jau nežinau, kiek laiko vaikštau su ją, yra žiauriai patogi, neprakaituoja ir, žiauriai prie visko, ta prasme tinka ir neišlipu iš jos. Ir Nike šortukai, kurių ilgai norėjau, tiesiog ilgesni. Kaip ir minėjau, kad prie tokių šortukų galima užsidėti tas ilgas maikes ir labai gražiai atrodo. Taip, daugiau JD. Taip, nusipirkau tokius Nike šortus, kurie yra su kailiuku ir su kišenėmis. Labai fainai, nes turi tą gumą, kuri yra tiesiog ilgesnio liemens. Labai fainus ir patogus šortukai. Tuomet turime štai tokias gražias timpikės mėlynas Nike'ojo. Čia dar turim užrašą. Žodžiu, tai man šitas parodė mama. Aš iš karto jas pasiėmiau, pasimatavau ir man labai patiko. Nežinau, kas pasidarė man ant tų spalvų, bet realiai iš čia tai ir viską ir nusipirkau tokios spalvos. Ir dar nusipirkau kelnytes tokios Nike. Jo, jos atrodo didelės su tais galiukais, bet jos yra šiltos su pukeliu ir, jūs žinot mane, man patinka tokios kelnės, tai už jas mokėjau, jeigu eurais, tai 100 eurų. Bet dabar, aš čia nedarau jokios reklamos, bet žinau, kad dabar gal dar yra viena diena, nežinau šiaip kada išeis šitas video. Tai šiaip aš bent jau pakliuvau ant tos akcijos iš About You, užsisakiau Nike treningiukus, tai kuriame nors kitame video parodysiu, o galbūt tiesiog įkelsiu į Instagramą. Tai pataikiau iš tikrųjų ir nusipirkau dar vienus treningus, tai tikriausiai bus kažkas panašaus tokio dydžio ir su šita gumyte. Tokius violetinius, tai va. O šitos kelnės man labai patinka, bet dar nebuvau užsidėjus, nes jos yra šiltos žiemai. Ir mama man dar nupirko kuprinę, kurios norėjau, kadangi pas mane jau buvo biški viršytas limitas pirkinių. Ką? Va čia tai vairės. Čia turėjo būti Adidas ženklas. Ir aš kadangi išplovau tą kuprinę ir nebėra. Nežodžiu, čia Adidas. Vau, aš tik dabar pamačiau, nes čia ir matosi tokie rėmai. Reiks mamai pranešti. Tai va, tokia tiesiog paprasta kuprinytė. Labai faina medžiaga, aš nežinau, kas sakau, man pasidarė štamėtinė, bet... jo, ir dar, ką pamiršau, tai tiesiog iš Bootso nusipirkau štai tokią pagalvėlę, taip pat tokios pat spalvos, bet nėra jinai kažkokia wow, tikrai neįsimegau labai gerai ant jos, nieko gero. Na ir ką, viskas šitame hole. Tikiuosi jums patiko, ačiū labai, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti patinkančią šitą video ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Galite ką nors pakomentuoti, gal jums kažkas patiko, gal kažkas nepatiko, bet šiaip tais nepamirškite užeiti į mano Vintedą. Tai buvo labai faina su jumis susitikti kitokio video stiliumi. Tai dar laukite Sheino holo,
nufilmuosiu ir vat norėjau štai šitą nufilmuoti. Ačiū dar kartelį, kad buvot, ačiū, kad esat ir iki kitų video. Čiau!